apie tą miškasodį, tai mes kur čia pasodinom, prasuksim, pasižiūrėsim, kaip ten sekas. Augti medeliam. Reikėtų gal nusisamdyti tryptukų komandą, kur galėtų aptrypti aplink tos medžių žolės. Arba su trimeriu reikia apipjauti aplink medelį, bet kad tas medelis matytus reikia žolė bent jau būtų paraudavusi, nes dabar tas momentas, kai žolė yra, kai ko gero, kad peraugus patį daigą, reikia tą padaryti, kad kai ateis žiemos laikas, kad ta žolė, kai jinai sukris ant pačio medelio, kad jinai jo nesupūdytų. Neįmanoma, sako, sutrypti, visą patrypsi. Dar reikėtų nuo elniukų, dar nutepti repelentą. Apskritai, kaip pasodinimą, pavyzdžiui, tą eglyną ar pušyną, jam turi labai daug įdėti meilės ir priežiūros, kad jisai užaugtų. Nupjaut nuo žolės, nuo aviečių, tepti repelentais, kol jinai perauga. O jau jinai, kai jau peraugo tas visas žolės, tai jau ugdyti. Kaip vaikelį turi išmokinti valgyti, kaip vaikelį turi išmokinti vaikščioti, nu, jis aišku pats išmoks, bet turi biškį jam padėti. Taip čia turi padėti įsikabinti gyvenimą. O šiaip natūraliausiai ir geriausiai, tai kur patys iš savęs atsisėja tie miškai, tiek lapuočiai, tiek spygliuočiai vienam.